Spėjot, kad išvarai kokį kelionį, kur nors į Turkiją, Italiją, ten Prancūziją, gal Ameriką, Japoniją, kur tu be nuvarys, kažkokia specifinė veito, gal nevėjin kartu esi buvus, į kap ten nuvara kažką geriau jautis negu kur nors kitur. Esi tai pastebėjęs. Tai vat ir toks dalyks pavadinimu astrokartografija. Tai trumpą paaiškinus, ką tas reiškia. Visas planetas visi išdėstymą ir sudėdami ant žemėlapiaus. Ir visas tuos energijas specifinis keliaujant per skirtingas veitas visom pasaulyje. Tai galbūt tau kokio Turkijo labai gera sekas megzt ryšius su žmonėm. Galbūt tau Japonijo bilikap gera sekas finansas. O gal tau Olandijo bilikap gera sekas kurt biznį net nesistengant. Tiesiog darai viskas. Tai vo, kiekviena energija keliaun per žemėlapio šalis. Ir dabar kur tu gyveni, jeigu tu galvoji, kad tau gyvenim nesisek, galbūt tu tiesiog esi ne savo veito, tu esi ne savo zono. Ką pagal tavo tom visą čartą, kaip tu gimė visas planetas, ką buvo įsidėščiusias, būtent to veito, kur tu dabar esi, tinas gal ne tavo veita yra, gal pavyzdžio Lietuva ne tau. Galbūt tau ne Vokietija irgi, gal tau kokio Indijo geriausias gyvenims būt, kur geriausi finansą, geriausi socialoms, geriausi darbą, geriausi draugą, geriausias gyvenims ir laimingiausias žmogus pasaulyje būni. Tai vo, pasidomėk. Ir toks dalykas, kaip astrokartografija ir labai daug įtaks padaro. Galbūt laiks keliauti.